Tai gerai, ačiū Evelina, kad įjungė įrašą. E, Tai kviečiu mm, atsipalaiduoti, nurimti, užsimerkti, įsitaisyti patogiai, pasitikrinti, kad kūnas jaustųsi patogiai ir pakvėpuokim giliau šiek tiek. Savo įkvėpimu pajauskim, kaip tarsi magnetu sugeriam, sutraukiam savo sąmonės dalis pasklidusias mūsų erdvėje, situacijose, įvykiuose, pokalbiuose, reikaluose, planuose. Įkvepiam ir sutraukiam save. Tarsi matau save kaip rūką tokia išsklidusią. Ir su ta intencija ir įkvėpimu jaučiu, kaip tas rūkas visas iš aplinkos tiesiog sugrįžta į mane. Išsicentruoju, susikalibruoju vandžiam susitelkimui, išsijautimui iš savo išplėstos, grynos sąmonės pozicijos. Pažiūrėjimai, ką šiuo metu galiu geriausia išskleisti savo ir erdvei. Sugrįžtu į savo namus, į savo šerdį, į savo ašį. Ten, kur pilnai galiu būti savimi, savo aukščiausiam potenciale. Ir manęs niekas nevaržo, neriboja. Priešingai. Ir jaučiu, kaip skleidžiuosi. Užpildau savimi savo realybę. Kaip iš manęs, tarsi iš sudedamosios medžiagos, susidaro mano realybė. Fiksuoju ryšį su visako šaltinio energija. Aš esu iš visako šaltinio. Aš esu šaltinio lašelis, šaltinio vandenyne. Aš esu vienis su juo. Jis yra vienis su manim. Tai yra mano pirma pradė prigimtinė energija, kurią išryškinu savo dėmesiu. Aš esu sudaryta iš daugybės energijų, skirtingų tankių, skirtingų funkcijų. Tačiau renkuosi savo dėmesį ir savo fokusą išryškinti būtent tą pačią gryniausią, pačią galingiausią. Tiesiog jaučiu, kaip kibirkščiuoja tas potencialas būtent šitos energijos, šito energinio lauko, šito lygmens. Ir aš renkuosi iš jo formuoti save, iš jo patirti save, iš jo kurti savo realybės lauką ir jame veikti, nes tai yra išplėščiausias diapazonas mano veikimo amplitudės. Ir viskas šiandieną taip įdomiai jaučiasi, taip preciziškai, dalykiškai, taip techniškai, kažkaip inžineriškai. Tiesiog atrodo, rodo tos sąmonės laukus, nuo tankiausio iki subtiliausio. Tiesiog taip labai paprastai. Yra va toks, ne, va iš šito veiki tokiam diapazone, iš kito platesniam, iš dar kito dar platesniam, o čia yra visa ko bazinė, pamatinė energija, kuri paskui ir susiskirsto, suskaido
susitankina į kitas. Ir va tavo veikimo amplitudė priklauso nuo to, iš kurio to diapazono renkiesi veikti. Taip labai paprastai atrodo, kaip, nežinau, antroko lygio. Tiesiog turbūt tam, kad nebūtų to susvarbinimo ir sureikšminimo ir tos minties neprisileistume, kad čia kažkas labai sudėtingo, kad čia ne man, kad dar aš nepakankamai kažko išmokau, dar nepakankamai suprantu ar žinau. Turbūt dėl to parodo tą tokį paprastumą. Elementarumą. Kad aš renkuosi save fiksuoti šaltinio energetiniam lygmenį, tiesiog vien tam, kad iš jo galėčiau veikti. Nes iš kiekvieno sąmonės lygmens aš galiu išskleisti vis kitokį realybės lauką. Tai aš renkuosi. Fiksuoju save šaltinio dažnyje, sukalibruoju, susilygiuoju, susilieju su juo į vienį. Ir atrodo, tuo metu toks rezonansas įvyksta, kuris išsklinda raibuliais nuo manęs į erdvę, į aplinką, į mano realybę. Tarsi viskas tokiam auksiniam bangeliam nuvilnyje. Skamba dabar galvoju, aš vertas, aš verta. Man atrodo, tam, kad galėtų mano dažnis prisiderinti prie šaltinio dažnio, būtina šita sudėdamoji dalis, ta prigimtinė savivertė, nes kitaip neįvyksta sklandus susiliejimas. Savęs, savo vertingumo, toks natūralus suvokimas, net nepripažinimas, tarsi tai turi tapti savaime suprantama. Kad tik taurus indas gali priimti šaltinio energiją ir kad aš esu tas taurus indas, nes aš jau pasirinkau priimti šaltinio energiją, tai reiškia, aš esu taurus indas. Tam pritaikytas, tiesiog jau esu to. Nes yra žmogaus evoliucijos kelyje užfiksuotas apsijungimas žmogaus su šaltiniu, tai žmogus yra tas taurus indas priimti šitą energiją, bet tas susijungimas jisai įvyksta tuomet, kai žmogus ir priima tai kaip savaime suprantama tą savo vertingumą. Tą savo taurumą. Ne kažkaip asmeniškai, bet tiesiog jis tai buvo sukurtas. Kažkaip dabar labai išplačiai ir iš labai toli viską ir rodo ir visko daug, atrodo, bandau sugaudyti. Nes lyg ir išmėstelėjo tas toks suvokimas, kad taigi aš ir nesu žmogus.
Aš nesu žmogus, aš esu, ką tik užfiksavau save šaltinio sąmonės lygmeny, tai aš esu šaltinio sąmonė šitame erdvėlaikio taške veikianti a, žmogaus kūne. Aš esu šaltinio sąmonė. Taip juokingai netgi klausia, nu tai kas tada dar neaišku, tai aišku, kad esu taurus indas. Tiek atrodo bandoma supaprastinti tai, kad pagaliau žmogus suvoktų, kad tai tiesiog yra labai elementaru pamatyti labai dalykiškai ir objektyviai savo prigimtinį vertingumą, nes jis veikia Žemės erdvėje kaip šaltinio sąmonės išraiška žmogiškame kūne. Ir atrodo, tas netikėjimas savo vertumu, tai čia ne žmogus netiki savo vertumu, čia tada sąmonė taip gaunasi netiki savo vertumu, o tai jau savaime yra net nelogiška. Sąmonė žino tiesiog kaip savaime suprantamą dalyką. Savo vertingumą. Atrodo, tai taip vientisai įsilieja į sąmonės struktūrą, kad net nekyla jokio klausimo šitoje vietoje. Tačiau žmogaus sąmonė iš tos vientisos struktūros pakelia, atrodo, šitą. Kaip žvynelį, kuris jau formuoja tą tokį slydimo pasipriešinimą. Tos sėkmės pasipriešinimą. Ir vėl per inžinieriją, kaip aerodinamikoje. Pasipriešinimas mažina greitį ir užstabdo. Sąmonė žino savo vertingumą. Jei tai yra savaime suprantama, net nekvestionuojama, ji tai jaučia, tai yra pamatas ir pagrindas jos sklandžiam veikimui. O žmogui tai reikia suvokti, kad jis yra sąmonė. Ir tas žinojimas jį taip pat užlieja. Tas, kuris yra sąmonėje. Ir taip vėl tokį juokingą vaizdinį parodė, kaip iš laukų kondicionierių reklamų per televizorių, kai rodydavo, kaip tas atšerpetojas toks plaukas, nežinau, kiek tūkstančių kartų priartintas, staiga persikloja tokiu irgi auksiniu, taip simboliškai, glaistu, ale tuo kondicionierium ir taip visi tie atsišerpetoja jo dalys taip susiglotinina ir jis vientisas tas plaukas toks daro, taip atrodo žmogui suvokus save kaip sąmonę, tie pakelti tokie atsiserpetoję žvyneliai visi vėl priglunda ir tas aerodinamiškas sklandus tekėjimas įsijungia, kaip pačiai labai įdomu, kokiais terminais kalbu šiandieną. Aš pakylėju save. Į tą suvokimą, kur žinau, kad aš esu sąmonė. Ir iš šito lygmens į mane tiesiog plūsteli visas sąmonės žinojimas apie save.
plūsteli sąmonės, netinka čia žodis žinojimas, susiintegruoja savo savos vertės pajautimas, tarsi dabar būtų galima jį apčiuopti, jausti savo vertingumą labai materiškai ir kaip tai pasireiškia. Žemėje viskas vyksta per situacijas, per kontaktą, per santykį su aplinka, su kitu žmogumi. Ir viskas veikia būtent tokiu principu, tai per tai ir pasireiškia. Kai situacijose aš fiksuoju save, kaip aš reaguoju kitaip, kaip aš reaguoju iš jau įdiegto pamatinio savęs vertinimo, kaip aš tvirtai žinau, su kuo aš renkuosi nebesitaikstyti, kaip aš tvirtai žinau, kad aš galiu, kad aš įveiksiu, kaip aš tvirtai žinau, kad galiu turėti geriau, labai plačia prasme, sveikatą, santykius, veiklą mylimą, namus. Gyvenimo kokybę tiesiog. Ir tuomet, kai aš žinau, kad man tai natūraliai, tai yra natūralios mano gyvenimo sąlygos, kuriuose aš esu vertas ir verta veikti, funkcionuoti, plėstis, tai tuomet aš darau sprendimus, pasirinkimus savo kasdienybėje, kuriais aš tai tvirtinu. Galbūt atsisakau kažkokio maisto, atsisakau kažkokio pasiūlymo, atsisakau kažkokio susitikimo, galbūt pasirinku tai, ko anksčiau savo neleidau, patikiu kažkuo, ko anksčiau netikėjau, kad galiu, kad įveiksiu, kad tai man. Atsiranda po truputėlį, po trupinėlį vis didesnis ir platesnis priėmimas dovanų, kad tai ne dovanos, tai kas natūraliai ir turėtų sudaryti mano gyvenimo elementus. Aš tiesiog jas pradedu įsileidinėti. Įsileidinėju tuos gyvenimo elementus, kurie natūraliai dabar pas mane prisitraukinės magneto traukos principu, kai aš įsidiegiu tą savo natūralų, savos vertės išjautimą. Aš tiesiog įaktyvinu, atrodo, tą, pavadinkim, mikroschemą, kuri šiaip maniai visada buvo. Ir matau, kaip jį tiesiog kaip signalus siunčia į aplinką, į erdvę ir traukia ją atitinkančius elementus į mano realybę. Man tiesiog reikia savo fokusą laikyti tame tikėjime, matėme ir žinojame to savo vertingumo, natūralaus prigimtinio.
bet jis toks tyras ir grynas, kur ten nėra net vietos kažkokiai priemaišai puikybės ar išdidumo. Sąmonėje nėra nei puikybės, nei išdidumo. Sąmonė neturi šitų elementų. Tai aš jaučiu save kaip šaltinio sąmonės išraiška žemėje. Aš tiesiog žinau savo gryną prigimtinį vertingumą. Tvirtinu jį savo pasirinkimais nuo pačių smulkiausių iki pačių reikšmingiausių kasdienybėje. Dabar jau ir prisidedė prie mano pavyzdžio vakarykščio, kaip aš tiesiog pasirinkau pasitikėti, kad aš susitvarkysiu. Pasirinkau save palaikyti, netgi kai labai bijojau. Pasirinkau eiti į tą mano protui atrodančią nekomfortišką situaciją, suprasdama, kad tai mane praplečia, kad aplinka manimi tiki, man tiesiog reikia savim patikėti. Man jau duoda situacijas, duoda aplinkybės, kuriuose aš savo pasirinkimu galiu įtvirtinti tą savo tikėjimą, apsisprendimą. Ir atrodo vis daugiau ir daugiau aš tam atsiduriu ir to daugiau ir daugiau sugeriu. Kol galų gale realybė persikloja, tarsi toks restartas įvyksta. Ir pilnu srautu ją užlieja būtent pagal tą pasirinkimą atėję gyvenimo realybės elementai. Tiesiog susiintegruoja, matau, kaip tokios 3D puzlės detalės skrenda iš erdvės ir po vieną, po dvi taip įsitvirtina ir užpildo mano realybės lauką naujų sluoksnių, to atitinkančio mano vidinį savo vertingumo pajautimą. Visako fone labai jaučiasi spinduliuojanti ramybė, kad nėra jokios desperacijos, jokio kažkokio perdėto vaikiško krykštavimo, tokia brandi, džiaugsminga ramybė, kuri ateina iš tokio gilaus vidinio žinojimo, savo tikrosios vertės. Dabar parodė pavyzdį, dar kai aš čia atkreipė dėmesį į tos automatinius mūsų pasirinkimus iš seno, tai parodė pavyzdį, kur aš dar nepasirinkau iš tos išplėstos būsenos, bet toks juokingas tas pavyzdys. Rokose rinkausi plaukų šampūną ir renkuosi pagal savo plauką, kartais galvos oda būna pleiskanota, kai ne, tada jin tiesiog būna tokia riebesnė ir jutau, kad dabar ateina tas laikotarpis, kai tiesiog labiau tų pleiskano atsiranda ir šiaip perku tikrai neblogą šampūną, natūraliai jis kainuoja apie, nežinau, virš 10 eurų ir kurį laiką naudojau būtent riebalotai odai ir kai atėjau rinktis, suprantu, kad reikia labiau jau tam to nuo pleiskanų, bet matau, kad riebalotai odai yra akcija 2 eurų. Ir iš to automatinio tokio sureagavimo aš net nepastebiu, kaip aš pasiimu tą riebaluotai odai, nors jau reiktų nuo pleiskano vien dėl to, kad jam yra akcija ir 2 eurais pigesnis. Tai čia buvo, taip išmetė man prieš akis šitą kaip pavyzdį, kad va čia, žiūrėk, tu čia dar nepasirinkai tos išplėstos versijos, kur tu iš to savo vertės pajautimo tikro ir gryno turėjai pasirinkti tą kitą
kuris labiau atitiko tavo dabartinę galvos odos būklę. Pasirinkai iš to tokio akcijų medžiojimo ir iš to šiek tiek pasimažinimo, nors atrodo net ne, dabar, man atrodo, net nelogiška, tai prasme, 2 eurai. Tai taip nelogiška, bet kartais taip tie automatai, kai neišlaikom savo fokuso išplėstoj būsenoj, taip tie automatai suveikia iš seno, kad tik tai atsipeikė jiem jau po to, kai įvyko. Ir iš tikrųjų tokiuose smulkmenose ir galim save fiksuoti, savo pasirinkimus, kurį tą variantą renkamės, nes tik nuo mūsų pasirinkimo ir priklausys, į kurį mes keliaujame. Ir atrodo, kad ta nauja realybė ir su tais naujais elementais ir ateina su lyg kiekvienu mažyčiu, ar ten labai dideliu mūsų pasirinkimu ir tvirtinimu to savo tikrojo prigimtinio vertingumo. Srautas dar košia, bet jaučiu, kad turbūt jau išsakiau viską. Kviečiu merginas, pasidalinkit, kaip jūs jaučiatės. Net atsimerkiu sunku. Dar pabūsiu. Bet kviečiu pasidalinti jau. Labą dieną. Aš norėčiau pasidalinti. Iš tikrųjų, kaip ir buvau planavusi čia susitikti, bet darbas, reikalai visokie tiesiog nunešė. Bet aš tiesiog pajutau didelį spaudimą galvoje ir nesupratau, kas yra. Tiesiog nešė mane į tokią būseną, kad aš atsiribočiau arba tiesiog pagulėčiau. Ir tiesiog kažkoks impulsas atėjo kaip priminimo žinutė, kad Simona transliuoja, tai keletą minučių pavėlavau, bet kai tik susitelkiau ir tiesiog tas pirmas sakinys, kurį išgirdau, kad aš verta, kad sąmonė skleistusi, kad aš esu šaltinio energijos sąmonė, iš karto atslūgo tas skausmas galvoje, tai ir supratau, kad aš kaip sąmonė nevertinu šiame laikotarpyje, kuris pilnas yra užgožtas kitokiais rūpesčiais, bet tik tai ne savimi. Tai akivaizdus patvirtinimas, kad kaip čia, dar nesu įvaldžiusi savo tokio sąmoningumo, kad girdėčiau kiekvieną savo vidinį pojūtį ir ta vertė mano dar nėra užpildyta tuo potencialo energijos gal, ar kažkaip išsakyti net sunku, ta galybė, ta vertė. Tai aš kaip ir noriu savęs atsiprašyti, kad aš skiriu savo dėmesį kitiems reikalams, bet save palieku kažkokioj lentynai. Tai toks impulsas atėjo. Ačiū labai, Liūtė. Ir ateina toks kaip papildymas, kad tu ir tvirtinsi save tada, kai tais pasirinkimais rodysi tą savo tvirtinimą. Tokiais mažyčiais, kaip kad dabar įvardinti. Ir nuo to ir užtenka pradėti ir taip pildysis su kiekvienu pasirinkimu.
Ačiū labai, Ir kad iš tikrųjų, iš tiesų tai palengvėjo tokia ne našta, tiesiog va tas pripažinimas, kad aš žinau, kad aš esu verta to būti stipria sąmonė ir sąmoninga, bet vat, kai mes nerodom dėmesio savo, kai visas kūnas tiesiog pulsuoja ir tau net diktuoja, kad tu tiesiog atkreipk dėmesį ir būk vertas vat, tos šviesos būti nešėju. Tai, nu, tiesiog va tas, nu, labai akivaizdus patvirtinimas čia ir dabar. Ačiū Simona ir visoms energijoms, kurios tiesiog išskaidė, išsprogdino visus tos burbulus ir dabar tikrai žinau, kur ta vertė. Ačiū, Paulinai. Aš taip pat noriu padėkoti tau, Simona, ir visiems kitiem, kas šiandien apsijungiam. Ir taip pat pritariu tai tiek minčiai, tiek tam svarbumui, kad reikia dažniau apie tai prisiminti ir savo priminti ir kitiems, ir darant ir pasirinkimus, stebėti, stengtis neautomatiškai. Ir labai galiu va kuo pasidžiaugti ir ką jau atrodo kaip ir šiek išmokau, tai rinktis tai, ko noriu aš kaip sąmonė, pirmoj vietoje. Nepaisant to, kad yra šeima, kad yra reikalai kažkokie. Ir paprastas pavyzdys, kartu jis ir nepaprastas, mūsų renginys gyvas, kuris jau bus rytoj, taip, tas laikas tai bėga, jau rytoj. Ir tai pasirinkau praeitais metais, lygiai prieš metus, kai tavo Simona žinutės tada gavau grupėje ir pasakiau tau taip, savo sąmoniai taip. Ir dabar šį kartą aš vėl tą patį renkuosi, nors atrodo yra kitų pasiūlymų labai gerų ir renkasi draugai, dar ir čia reikia šventėms ruoštis, taip toliau. Bet iš tos prigimtinės savivertės aš jau dar lengviau renkuosi ir dar lengviau tvirtinu tai, kas man svarbu, kas man svarbiausia, kas yra, kame matau didžiausią vertę. Tai va, tai tiek. Ačiū labai, Giedre. Manau, kad čia mes tikrai galėtumėm dar nemažai tų pavyzdžių pririnkti, kaip iš tikrųjų renkamės iš tos sąmonės pozicijos ir renkamės jau nebe iš susimažinimo ir iš kažkokios baimės, ir pas mane pačią dabar atrodo dėliojasi. Mintis apie tai, kur aš tuos sprendimus padariau ir tokius, kur atrodo, nu juk kam čia reikia, nu juk čia nebūtina, ar ne? Tas pats galbūt masažas arba mankšta, kineziterapeutė, kur atrodo tikrai rasčiau, kur aš tiksliau tos pinigus panaudoti, nes nu, nėra kažkokios mirtinos bėdos, kad čia jau dabar būtinai reikia gelbėti gyvybę ar sveikatą, nes kaip ir viskas dar gerai, bet nu, aš suprantu, kad reikia, mano kūnas davė signalus ir davė į protą mintis, kad to reikia. Ir suprantu, kad ir tie pinigai tada ateis iš kažkokių tai kitokių šaltinių. Ir reikia iš tikrųjų tą protą treniruoti ir kažkaip atlaisvinti jį, praplėsti, kad nu, tikrai susidėlios kažkaip ypatingai tada, kai jis nemato dabar būdų ir išeičių, o kaip čia tai įvyks. Yra tų iššūkių, bet vėlgi tie pasirinkimai, kuriais mes tvirtinam juos, nu ir neša tada po žingsnelį būtent tą kitokią realybę, kur aš esu verta visko, kas geriausio. Ir leidžiu tam ramiai, bet sėdžiu tam džiaugsmingoj toj taurioj ramybėj ir laukiu, kol susidėlios, kol viskas ateis, kas turi ateiti ir nebepanikuoju dėl nieko ir žinau, kad bus geriausiu būdu viskas. Sveiki visi. Labas merginos.
Ačiū labai, Simona, už gražią meditaciją. Gražią, tai čia taip labai kukliai sakau, nes iš tiesų man labai išplečianti šitą meditaciją jaučiasi, taip pat kaip ir praeitos dvi. Labai tikslinga ir jinai man kalbėjo ryškiausiai apie būtent mūsų prigimtinę savivertę. Tai labai pritariu ir Linai, ir Giedrai, ir tau, Simona, ką jūs kalbėjot apie visus tos pasirinkimus ir iš kokios vietos mes juos darom. Ir kaip tu sakai, Simona, sėdžiu visa rami, tai manau, kad ne tik sėdi, bet dar ir darai tos žingsnius ir leidi savo pasimti ir šampūną, kuris 2 eurais brangesnis. Ir iš tikrųjų juokas ima, bet aš pati irgi mokausi būtent tai savimi tvirtinti, tą sveiką savivertę, prigimtinę savo savivertę. Ir matau, kaip tai yra svarbu ir kaip tai patraukia bet kokius tuos netikslingus dalykus, tokius kaip susimažinimai, baimės ir visa kita, kas galima dar dėti turbūt ir lygų ženklą ego. Ego lygų kančia, savivertė lygų turbūt laimingas tas žmogaus gyvenimas, taip jeigu paprastai tariant. Tai ego yra lygiai taip pat ir mus bereikalo sureikšminantis ir mus bereikalo sumažinantis. Tai šiandieną kaip tik buvo man toks suvokimas apie tai, kad jeigu mes vis daugiau tvirtinam savo sveikos savivertės, tai tiesiog to savo priimami savo prigimtinį potencialą, tai mes tikrai tampam tokie ramus, mes mažiau vertinam save ir kitus, mums viskas yra daug natūraliau, ramiau ir mūsų nebekankina visi tie dalykai, kurie kankina, kai mes esam toj susimažinusioj pozicijoje. Tai aš labai dėkinga už šitą meditaciją ir kviečiu jos klausyti dar ne kartą. Ir tiek turbūt. Ačiū. Ačiū labai, Evelina. O aš dar, kad Giedrė užsiminė, noriu ir plačiau priminti, kad rytoj pas mus vyksta, pas mus, kaip gerai pasakiau, Evelina. Teisingai pasakei. Susitikimas gyvas. Paminėsim šviesos šventę, kaip įvardinai, ar ne tu? Ir kaip dabar susiformulavo, bandau atsiminti per mūsų tą uždaroj grupiai susijungimą, kad tarsi įtvirtinimas tos naujos realybės. Materinis veiksmas, susitikti, tai paminėti ir švęsti. Aišku, su visko, kas priklauso, su apsijungimu, su sąmoningais pasidalinimais, kurie irgi ne ką mažiau išplečia negu ir patys apsijungimai. Ir su visiško atsiverimu nežinojimui, kaip tai bus, ir tame dar didesnis įdomumas. Tai dar laiko yra, dar norinčius ir jaučiančius viduj kvietimą kviečiam nesusimažinti, jį išgirsti, parašyti man arba Evelinai asmeniškai ir pasidalinsim plačiau visą informaciją, bet jin taip pat yra ir šitoj grupiai paskrolint, biškutį žemiau. Tai ačiū labai už šiandieną, už laiką, su kuo susitiksim rytoj iki rytojaus, su kuo ne, gražių artėjančių švenčių. Ir iki. Evelina dar kažką noriu pasakyti, ne? Ačiū labai, laukiam visų, pradedam rytoj 11 val. Šviesos šventę. Vidu, manau, kiekvienas, kuris jaučiate kvietimą, tai ir jaučiate, apie ką tai yra, ir labai labai laukiam visų. O kas su kuo nesusitiksim, tai linkim gražių švenčių. Iki. Iki.